Kokiu atveju, per kiek laiko ir kokiu būdu pareiškėjas privalo informuoti nacionalinę mokėjimo agentūrą apie pasėto posėlio sėją? Pareiškėjas privalo informuoti nacionalinę mokėjimo agentūrą, jeigu pasėtas posėlis bus išlaikomas trumpiau nei iki einamųjų metų spalio 10 dienos, tačiau nepertraukiamai išlaikytas dirvoje bent 8 savaites. Informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorinės dienas nuo posėlio sėjos dienos. Informacijoje turi būti nurodyta valdos numeris, kontroliniai žemės sklypai ir lauko numeriai bei tiksli sėjos data, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo terminas. Informavimo būdai: per mobiliąją programą Enema Agro ir elektroniniu pašto adresu posėlis@nma.lt. Šis informavimas leidžia pagrįsti, kad posėlis buvo nepertraukiamai išlaikytas dirvoje bent 8 savaites, net jei pasėlis lauke nebebus matomas iki spalio 10 dienos.